Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu daugelis Jėzaus mokinių sakė: kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų užžengiantį ten, kuris buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12: gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė: viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Mylieji, šios dienos Evangelija mums pristato paskutinę 6 skyriaus Jono Evangelijos dalį. Eilę sekmadienių skaitėme, kokį pasiūlymą davė mums Jėzus. Jis sakė, kad naujame pasaulyje žmogus turi išmokti visas gėrybes sudėti į Dievo rankas, nelaikyti jų savo nuosavybę. Jėzus taip pat kalbėjo apie jo žodžio priėmimą. Praeitą sekmadienį girdėjome, kaip Jėzus sakė, jog būtina jį priimti labai konkrečiu būdu. Užsiminėme apie švenčiausio sakramento svarbą ir reikšmę. Svarbu ne tik širdimi priimti Jėzų, bet tą ypatingą ryšį išreikšti išorinių ženklų, priimant Kristaus kūną ir kraują. Taigi šitas Jėzaus pokalbis su tautiečiais vyko Kafarnaumo sinagogoje. Po šitų žodžių dalis žmonių, kurie sekė Jėzų, sako: kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Žydai laukė iš Jėzaus stebuklų. Tuo tarpu Jėzus jiems siūlė duoną. Ne šiaip savo duoną, bet duoną, kuri ateina iš dangaus. Žmonės norėjo toliau gyventi seną įprastą savo gyvenimą, kurį karts nuo karto
Jėzus paįvairintų, papildytų savo stebuklais. Tuo tarpu Jėzus siūlė naują gyvenimą. Jėzus siūlė santuoką, kuri suvienytų žmonės su Dievu. Neatsitiktinai evangelistas pamini, kad tie žydai, kurie sekiojo Jėzų, buvo jo mokiniai. Taigi evangelistas Jonas kalba apie krizę, kuri ištinka krikščionių bendruomenės praėjus pirmai euforijos bangai. Matydamas murmančius savo mokinius, Jėzus sako: jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų užžengiantį ten, kuris buvo pirmiau? Perfrazuojant šiuos Jėzaus žodžius galima būtų pasakyti taip: na gerai, jums visa tai, ką aš dabar kalbėjau, yra sunku priimti. Bet kas nutiks tada, kai aš sugrįšiu pas savo tėvą? Kas bus tada su jumis? Tada jums reikės dar didesnio tikėjimo. Kai sutuoktiniai būna kartu, jie patiria įvairiausių sunkumų. Bet daug sunkiau, kai jie lieka vieni. Pamenu, prasidėjus karui Ukrainoje, mes parapijoje taip pat priėmėme kelias šeimas su mamos su vaikais. Ir netrukus, gal po metų, viena motina su 2 savo vaikais grįžo atgal į Ukrainą. Ir sakau, kodėl tu nebijai? Sako, ten yra mano vyras. Yra labai sunku būti ilgą laiką atskirtiems šeimai, nes tada dar daugiau išbandymų yra. Dėl šios priežasties mums, šių dienų krikščionims, yra žymiai sunkiau negu apaštalams, kurie turėjo šalia Jėzų. Toliau Jėzus sako, dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Jisai kviečia mus taip išgryninti save, kad pakiltume aukščiau vien tik tai kūniškų poreikių tenkinimo. Jėzus kviečia prioritetą teikti dvasiniams dalykams, nes būtent jie teikia žmogui tikrą gyvybę. Bet kai kurie iš jūsų netiki, sako Jėzus. Tai yra, kai kurie mokiniai nori švęsti Eucharistiją be Kristaus kūno pripažinimo, be duonos valgymo ir gėrimo iš taurės. Nuo to meto nemaža mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Galime mes kiekvienoje krikščionių bendruomenėje rasti tokių žmonių, kurie pradžioje su entuziazmu ėmėsi apaštalavimo veiklos, vėliau pasitraukia. Priežastis dažniausiai yra ta pati. Jiems pasirodo, kad iš jų per daug yra reikalaujama. Ir tiems Jėzaus mokiniams
kurie pasitraukė, atrodė, kad Jėzus per daug iš jų reikalauja. Tai buvo Jėzaus laikais, taip yra ir mūsų dienomis. Jėzus suteikia žmonėms laisvę rinktis, priimti jo pasiūlymą ar atmesti. 11 priėmė, vienas atmetė, Judas Iskarijotas. Dalyvauti Eucharistijoje ar nedalyvauti? Taip pat ir 12 Jėzus sako, gal ir jūs norite pasitraukti. Net ir tie, kurie su juo buvo ilgesnį laiką, turi apsispręsti. Čia kaip prieš santuoką. Gali vaikinas ir mergina draugauti ilgą laiką. Tačiau ateina toks momentas, kada jie turi apsispręsti, ar jų santykiai pereis į kitą lygmenį ir jie kurs šeimą, ar kiekvienas pasuks savo keliu. Visada ateina tas momentas, kada tu turi apsispręsti. Taip pat ir Jėzus sako. Mes eilę sekmadienių vis klausėmės jo pamokymų, paaiškinimų, vairias parabolės, pasakojimus, kuriais jisai stengiasi mus supažindinti su jo asmeniu. Taip kaip du jauni žmonės susitinka ir jie kurį tai laiką stengiasi pažinti vienas kitą. Bet štai ateina tas laikas, kai reikia apsispręsti. Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Petras iš tikrųjų nelabai supranta Jėzaus mokymo, bet jis tiki, jis pasitiki Jėzumi. Kartą vienas žurnalistas paklausė Einšteino žmoną, ar ji tiki reliatyvumo teoriją. Einšteino žmona atsakė, aš nesuprantu, kas tai yra, kas ta reliatyvumo teorija. Bet aš tikiu savo vyru. Ir žinau, kas jis yra. Kartais galbūt ir mums yra sunku suprasti Jėzaus mokymą, bet labai yra svarbu suprasti, kas Jėzus yra. Petras kol kas nelabai supranta, apie ką čia Jėzus kalba. Jis žino, kas yra Jėzus. Įtikėjo, nes pažino. Tai ne mentalinis, racionalus pažinimas. Tai giluminis, dvasinis pažinimas. Mėlyjei, tik tai toks pažinimas leidžia mums suprasti, kas yra Eucharistija. Ji nėra skirta idealiems žmonėms, angelams, šventiesiems. Ji yra skirta silpniems žmonėms. Silpniems, bet mylintiems ir pasitikintiems Jėzų. Sąmoningas Eucharistijos priėmimas
stiprina mūsų tikėjimą, gilina pažinimą ir padeda įveikti pačius didžiausius gyvenimo iššūkius. Išpažinkime savo tikėjimą.